Tai liko iš tikrųjų vos keli mėnesiai, kol baigsis kadencija, ar neperduosit kitai vyriausybei estafetę, išrinkta esat naująją ministrę. Ką ketinate padaryti dėl švietimo? Tai nebejotinai vienas svarbesnių klausimų yra pasirengimas naujiems mokslo metams. Ir čia nemažai sudėtinių dalių. Pirmiausia, turbūt išskirčiau ir tą, kur kritiką esam gavę dėl metodinės medžiagos parengimo pedagogams. Čia ypatingai pagal atnaujintas programas, kuriems tenka dirbti. Tai aišku, mokytojų yra skirtingų. Vieni sako, kad mums tai ir taip nieko nereikia, žinau, kaip čia pasiruošti ir viskas gerai, bet yra tikrai ir nemaža dalis ir matyti tai yra tiesiog jau higienos dalykas, kad ta medžiaga vienokia ar kitokia forma mokytojus pasiektų ir kad mokytojas galėtų apsispręsti, kaip jisai toliau darbuojasi. Tada nacionalinės švietimo agentūros vadovo klausimas, konkursas yra vykstantis, nemažai pretendentų, man atrodo, virš 40. Bet irgi viliuosi, kad tame tarpe yra žmonių, kurie bus verti ir galės imtis tos atsakomybės, nes vis tik tai nuo NŠA labai priklauso švietimo proceso organizavimas. Tai ir tos galbūt klaidelės, klaidos, kurios buvo ir tarpiniuose, ir kažkur kitur, irgi tam tikrą prasme susiję su šitos institucijos veikla, nors aišku niekas nenori padaryti, kad būtų blogiau, bet tiesiog dėl tam tikrų aplinkybių matyti tos klaidos buvo atsiradusios. Mokytojų atlygio klausimas, tai čia jau yra gerų žinių, nes jau vyriausybėje registruotas tas padidinimas, jeigu įsipareigojimas su didžiaja dalimi profsąjungų buvo, kad sausį kyla 10%, o rugsėjį plus dar 10%, tai jau sausį tas įsipareigojimas įgyvendintas. O gera žinia ta, kad pavyks panašu rugsėjo mėnesį 15,5% pakelti, tai 5,5% daugiau negu prognozuota ir tai tikrai yra džiugus dalykas, kad mes tuomet jau pasieksime tą nuo vidutinio darbo užmokesčio 130%. Žinau, girdžiu ir prezidento kritiką, kad čia neva kažkokios tai mistinės formulės ar skaičiai, kuriuos atsiremame, bet ar tai būtų, nežinau, mokytojų, ugniagesių, medikų, žmonių dirbančių viešajam sektoriuje ar politikų darbo užmokestis ar šiaip kažkokie kiti statistiniai matavimai, nėra kito būdo, į ką labai taip atsiremti, kaip į šitą matą vidutinį darbo užmokestį, kuris ir pats aišku kyla, bet kaip pririšti kitaip prie kažkokio vienokio ar kitokio dydžio mūsų įsipareigojimus, nėra kito būdo. Tai aš suprantu, kad bus mokytojų, kurie nepajus tokio kaip čia tokia apimtim padidėjimo, bet tai yra ir dėl krūvio, ir dėl stažo, ir dėl daugybės kitų dalykų. Bet bus ir tie, kurie aišku pajus ryškiau. Tai apie dar kalbant kritiką iš prezidento ir metiniai kalboje, jisai savo minėjo, kad yra stoka švietimui, yra stoka mokytojams. Tai ką darysit per tuos kelias mėnesius, kad ta situacija švietimo sistemoje ir mokytojų gyvenime keistusi, nekalbant apie atlyginimą, kurį jau minėjot? Iš mokytojų mes dažnai girdim irgi tokį prašymą, kad jau jūs palikit mūsų ramybei, kad nebeužkraukit daugiau papildomom kažkokiam pertvarkom, reikalavimais ir kitais klausimais. Tai reikia pabrėžti ir tai, kad mokytojų savijauta, taip kaip jie jaučiasi skirtingose mokyklose ir priklauso kitas iki net nebūtinai nuo Seimo ar vyriausybės sprendimų, nuo steigėjo, nuo savivaldybės, nuo mokyklos vadovo, tai irgi yra svarbus dėmuo ir čia nebūtinai Seimas ar vyriausybė gali pagelbėti, bet mano matymas ir mano tikslas, kad dabar tos reformos, kurios yra priimtos, ministerija turi pataisyti klaidas ir susijusios institucijos, bet tas santykis su jau pateiktomis reformomis, aš manau, kad jisai stabilizuosis, nusėstant tie pirminiai tokie galbūt kažkokie nepasitenkinimai ir ateinančiais metais tas procesas taps lengvesnis. Bet
Bet bendrai kalbant apie mokytojų stygį, apie mokytojų savijautą, apie mokytojų atlygį, apie kritiką, kad yra per mažai skiriama pinigų, tai jau tikrai virš 5% nuo bendro vidaus produkto yra skiriama švietimui, bendraja prasme, nes tai aišku yra didžiulis dalykas, ar ne? Bet kalbant apie atlygį, reikia irgi nuoširdžiai atsakyti klausimą, ir kai kalbama apie mokyklų tinklo klausimus, ar ne, kur mažesnėse gimnazijose ar mokyklose yra didelė dalis mokytojų, kurie dirba nepilnu etatu. Galbūt jie, aišku, dirba ir kitose mokyklose, čia labai individualūs pavyzdžiai ir patirtis individualios, bet neturint tinkamo krūvio, tikėtis, kad ir tas atlyginimas bus didesnis, tiesiog yra labai, labai sunku. Tai tinklo klausimas sprendžia ne vien tik tais galimybė kiekvienam moksleiviui pasirinkti tą patį, ką ir didesnėse gimnazijose, koks yra pasiūlymas dėl dalykinių dalykų mokymo ir kitų, ir papildomų kažkokių veiklų, bet tai yra susiję ir su mokytoju. Tai viena vertus, kuo daugiau mokyklų, tuo daugiau reikia mokytojų. Mokytojų taip turbūt ne per daugiausia, nors po truputėlį pedagoginės studijas renkasi daugiau. Ir atlygio klausimas būtent dėl krūvio. Tai vad kalbant apie tą trūkumą, Europos komisija praėjusią savaitę savo ataskaitą paviešino ir pasakė, kad Lietuvos kertinis minusas yra būtent mokytojų trūkumas. Kaip galima spręsti keli mėnesiai? Ar pavyks apskritai kažkokių sprendimų imtis dėl šito klausimo? Turbūt tai yra ilgalaikiškesnės perspektyvos ir strategijos klausimas, ir aš suprantu tą skausmą, ir ypatingai kalbant apie mažesnius miestelius ir mokyklų tinklo išlaikymą, tačiau yra tikrai Lietuvoje nemažai gerų pavyzdžių, kur savivaldybė pati susitvarko, įvertina, kaip žodžiu, doroti su tais iššūkiais ir dėl mokytojų stygiaus arba dėl mokytojų atlygio, bet ataskaita viena kalba apie stygių, bet visos tarptautinės organizacijos mums beda pirštu ir sako apie mokyklų tinklo klausimą, apie tai, kad turbūt yra sunkiai įmanoma išlaikyti platų labai tinklą su mažomis klasėmis ir kitais dalykais, kad to finansavimo visuomet jo ir trūks. Tai regionai ir skundžiasi, kad yra priimta, kad jeigu 11 klasėje nesusirenka 21 mokinio klasė, 11 klasė jau nebėra formuojama. Kai kurie regionai, rajonai jungia mokyklas. Ar nereikėtų kažkaip peržiūrėti to klausimo, sumažinti galbūt tą skaičių mokinių, kad to mokyklom būtų paprasčiau ir mokiniam taip pat būtų paprasčiau? Yra įvairių tų būdų ir bendruomenė turbūt gali rasti sprendimus ir, kaip jūs ir pati minėjote, yra ir jungimų, tai tada aišku, situacija tokia, kad jų vadovybė yra viena, padaliniai yra keli, tai čia ir matyti ir mokyklų vadovai turi ką pasakyti šitoje vietoje arba irgi įvairių pamastymų, bet man atrodo, kad labai svarbi sudėdamoji dalis yra moksleivio galimybė pasirinkti. Ir kai kuriuose tose mokyklose, kur balansuoja ant to skaičiaus, suprantu, kad turbūt neteisybės toks jausmas yra, pavyzdžiui, jeigu 19, tai 19 jau moksleivių čia blogai ar kaip. Tai yra tų niuansų ir yra tikrai išskirtinių individualių atvejų, kada mokyklos pasiekimai yra, pavyzdžiui, pakankamai geri tikrai. Bet kita vertus, pasižiūrėjus į tų mažesnių mokyklų galimybės, kiek, tarkim, jų gimnazistai laiko fiziką, chemiją, tokio pobūdžio dalykus, kur net susidaryti grupiai, kad būtų mokoma tokio dalyko, yra jau tam tikri iššūkiai. Tai kitaip tariant, kad tas platus spektras pasirinkimo, ką gali pasiūlyti didesnė gimnazija, nebūtinai tą gali padaryti mažesnė. Ir čia klausimas turbūt ir tėvam, ir patiem moksleiviam, planuojant savo ateitį, perspektyvą, kokių tau dalykų reikia ir ar tikrai kiekviena ta mokykla gali tos poreikius užtikrinti. Tai puikiai suprantu, kad tai yra skausmo taškas ir aš manau, jisai bus vienas didžiausių čia ypatingai iki rugsėjo, bet reikia nuoširdaus turbūt pokalbio ir su tėvų, ir su moksleivių, ir su savivaldos bendruomenė. Savivalda sako apie tai, kad jie būtų pasiryžę padengti tą skirtumą, nežinau, iš savo jau resursų apmokėti ten, tarkim, chemijos ar fizikos pasiruošimą tiem moksleiviam, bet tai turi būti tikrai toks nuoširdus pokalbis,
orientuotas labiausiai į mokinių galimybę pasirinkti ir jiem pasiekti maksimaliai gerus rezultatus, ką jie gali kiekvienas individualiai padaryti. Būsit ne tik mokslo, bet ir sporto ministrė. Ar ketina keliauti į Paryžiaus olimpinės žaidynės? Negalvau dar apie tai, bet mūsų olimpiečiams linkiu begalinės sėkmės ir tikrai didelis džiaugsmas yra sekti jų pasiekimus.